Seniai, už 9 jūrų marių, vandenynų, už 7 miškų ir 5 girių, vienoje tolimoje karalystėje gyveno karalius. Tas karalius turėjo didžiulę pilį, daug tarnų, liokajų, visokiausių padėjėjų. Turėjo jis ir asilą, kuriuo mėgdavo joti į miestą. Vieną dieną išgirdo karalius, kad miestan atvyko graži karalaitė ir panoro su juo susipažinti. Balnokit mano asilą, josiu aš miestan, tarė pavaldiniams karalius. Pasakė jis taip garsiai, kad net pats asilas išgirdo, o išgirdęs ėmė ir pasislėpė. Mat asilui nepatiko, kad karalius ant jo joja. Sulėkė visi pavaldiniai į karaliaus tvartą ieškoti asilo, kad ir kaip ieškojo, bet gudraus gyvulėlio nesurado. Ką dabar daryti? Kur mums asilo ieškoti? Šnibždėjusi karaliaus pavaldiniai. Tai bemastant, vienas iš tarnų žiūri, kad kampe guli ir snaudžia didžiulis vėžlys. Pabalnokim vėžlį, tuomet tarė jis. Karalius gal nepastebės? Kaip tarė, taip ir padarė. Pabalnojo vėžlį, o ant jo užkėlė karaliaus sostą. Pakvietė karalių, šis priėjo ir tarė. Kas čia? Asilas, karalių, tarė visus sutartinai. Asilas? Koks keistas. Šis patogesnis. Įsitaisė karalius savo sostę, paėmė rankas vadeles ir tarė. Nu, jojam asilę. O šis nė net nepajudėjo. Nesupratau, kas čia dabar? Nu, asilė, jojam. Vėl šaukia karalius ir dar kojomis maskatuoja. Tariamas asilas vėl nejuda iš vietos, tik staiga pupt ir įkišo savo galvą į kiautą. Nu, čia tai tikrai geras. Kas čia vyksta? Kur asilo galva dingo? Nu! Susierzinę šaukia karalius. Tuomet vėžlys matyt apsisuko savo kiautę ir pupt. Galva išlindo ten, kur buvo jo uodega. Kas čia dabar? Visai sutrikęs sumurmėjo karalius. Pavaldiniai apstulbę nieko nebepratarė. Tačiau vienas tarnas atsipeikęs pamokė. Jūsų didenybė, šitam asilui reikia pritaisyti ratus, juk įpratęs jūsų karietą traukti. Nu tai, mikliai, sutaisykit, tarė karalius. Prišokę tarnai užkėlė vėžlį ant ratų, užstūmė ant kalno, karalius sėdi soste, vadeles timtelėjo. Nu! Vėžlys ne veltui buvo užrioglintas ant kalno. Taigi vieno judesio užteko ir jis su ratais, sostu ir jame sėdinčių karaliumi, kad pasileis pakalnin. Dar dėjo ratai, vėjas švilpė, o karalius iš nuostabos iššokusiomis akimis šaukė. Asilė, sustok, per greitai. Dar dėjo, riedėjo ir galiausiai trenkėsi į kalną pačioje augantį ąžuolą. Vėžlys apvirto, sostas nuo jo nugaros nusirito, o karalius išgriuvo. Guli vargšas ant žemės ant kaktos guzas, o nuo ąžuolo gilės tik bar prabiro ir užklojo karalių. O tuo metu pro šalį ėjo toji karalaitė, apie kurią karalius buvo girdėjęs. Pamatė karaliaus nelaimę, pribėgo prie pargriuvusio, glosto jam galvą, tada pasilenkė ir norėjo papūsti į tą guzą. Bet tuo metu atsigavo ir karalius. Šis nustebęs žvelgė į karalaitę. Ši irgi nustebo. Kai nustebo, tai nugriuvo. Kai nugriuvo, tai tiesiai karaliui į glėbį. Karalius ją apkabino, stipriai pamilo ir vėliau vestuves iškėlė, o mergaitė toji karalienė tapo. Vestuvės ir asilas su vėžliu buvo, džiaugiasi abu karaliaus ir karalaitės laimė ir visi laimingai gyveno.